From my point of view, we're long overdue, and it's nothing new. You're acting weightless, I'm not so careless, no. You're engaging my mind and my soul. I'm chasing out on you. Yes, I'm a fool for you. You make my heart turn blue. Yeah. Yes, I'm a fool for you. You make my heart turn blue. Yes, I'm a fool for you. Yes, I'm a fool for you. I've been feeling so anxious, nothing wrote me like you. The way you took me for granted, had my heart turned out blue. It took like ages, prescription faithless, fooling around the basics, losing my relationship. Used to feeling shameless, living without traces. I'm chasing out on you. I'm chasing out on you. You make my heart turn blue. Yeah. Yes, I'm a fool for you. You make my heart turn blue. Yes, I'm a fool. Taip, turime šeštadienis šiandien. Visiškai pasikeitė oras nuo vakar. Vakar netgi vakare tiesiog pakilo vėjas, bet toks gan stiprus ir prinešė debesėlių. Saulės nėra. Jau pusiau rudeniniai rūbai, bet gal įdienojus iššils. Šiaip nėra šalta, tiesiog labai vėjas stiprus. Paliekame patį prašiausią kempingą. Tikrai prastas. Visiškai nerekomenduojam. Tikimės dabar, kad nebus tokių, arba tiesiog turėsim tokios patirties. Nu ir tiek. Tai išvažiuosim iš miesto ir taip pat šiandien viena iš ilgesnių dienų, kilometrų atžvilgiu, tai turėtų būti apie mažiausiai 125 kilometrai, plius minus ten kokie dar 5. Ir dar aplankysim savo paskutinį didįjį checkpointą, tai Lituanikos lėktuvo kritimo vietą. Tai tikiuosi greitai aišku normaliai, bet maža gatai. Nelabai geras kelias. Miesto. Na odsłówkach przebiega bez mapy, serca otwarte, umysły jak chmury. Bracia jadą ścieżką wiedzy i snów. Każdy zakręt niesie nową prawdę. Dwaj bracia, dwa koła, jedna droga. Uczą się świata, a świat uczy ich. Nei vieno žmogaus. Nei vieno. Dwa koła, jedna droga. Uczą się świata, a świat uczy ich. Z każdym kilometrem rodzi się światło, które zabierają. Pytać się niosą historię, jakby to był oddech. Nie liczą kroków, liczy się droga. Braterska więź ich
wieczna przygoda. Dwaj bracia, dwa koła, jedna droga. Uczą się świata, a świat uczy ich. Z każdym kilometrem rodzi się światło, które zabierają ją, by dać je innym. Gdy zmęczenie w oczy zagląda, oni dalej, bo wierzą w ten sens. Wiedza nie jest ciężarem, to dar, który jedzie z nimi. Ostatni refren. Dwaj bracia, dwa koła, jedna droga. Uczą się świata, a świat uczy ich. Z każdym kilometrem rodzi się światło, które zabierają ją, by dać je innym. Dwaj bracia, dwa. Йдемо paprastu dviračių taku. Kažkoks muziejus, galbūt telefono būdelė. Vagonas traukinio. Kažkokios staklės. Nu ir iš niekur kažkoks tai va muziejus. Mini traukinių stotis, gal tai pavadink. Va, toks lokomotyviukas. Ir va toks didelis. Didžiulis traukinys su ohoho ratukais. Toks reginys iš nieko. Nu, didžiulis, didžiulis. Traukinukas visai toksai neblogas. Atrakcija tokia, neaišku kodėl iš čia, kaip jis atsirado, bet fainai. Taip, ant dviejų tokio kažką panašaus atrasti. O čia dviratokis iš vis vidury laukų nutiestas. Ir tiesiog 15 km savo ramiai, gražiai galim eiti. Small pit stop. Small, маленький pit stop. Kažką Lenkai čia įdomaus sukūrė. Stop. Dabar kem 5 km, 12 valandų.
taku, žinau, N kilometrų, kuris veda į Berlinek. Tai toks jausmas kaip mažas Berlynas. Bet jau numiniau 52 kilometrus, bet visiškai nesijaučiu tų 52, kaip vakar tai ten būtų kritę negyvi. O šiandien taip lengvai. Ir vėjukas, ir saulytė, ir pavėsiukas, nu vat. Ir tas dviračių takas toks lygus, nu fantastiškai geras kelias. Tiesiog beprotiškai fantastiškai. Fantastiškai rieda ratai. Nu, labai geras. Šiandieninis važiavimas. Keliausim link McDonald'o pietų. Rudeniniai lapai. Palauk, tau sakiau atrodo. Jūs taip, turim 8-3 kilometrus, apie 23 tai pietų metas McDonald's. Laukiam. Šiaip visai neblogai minasi, tik tai gal vietomis vėjas per stiprokas. Bet šiaip gerai. Nei per karštą, nei per šaltą, nes ir be Remono saulės visai gerai minasi. Galima nusiprausti. Bent jau veidą. Nenuplovus kremą. Ką valgysim, laukiam. Pietus. Atlas. 82 km. Nu, bet greit, vienas. Nu, tikėkimės toliau irgi dviračių takai bus. Nu, toliau nežinia, nes šiaip tai dviračių tako buvo kiek, 50 km. Kur tokio gražaus, lygaus, vaizdingo tai toksai, nu, miškeliu toksai. Bet vis tiek geras, lygus, kur galim tik pavydėti bevažiuodami, bet toks yra. Ir šiaip sustot dar yra tam dviračių take. Valgom, stiprinamės, eisim toliau. Pasienis nebetoli. Mačiau 46 km. Papietavom Mišli borš McDonald'e. Gal galima ir kokiose, nežinau, kavinėse valgyti, bet mes čia porą kartų buvom sustoję. Ką žinau, brangoka kaip ir kaskart po 40 eurų vien tik palikti ant pietų ir nežinau, kažkaip mes McDonald'e sugebam arba pizzerijai pigiau pavalgyti. Tai šiandien pavalgėm čia, o rytoj galbūt pietus jau bus ir Vokietijai. Tai galbūt čia paskutiniai pietus buvo Lenkijoje. Nu, bet bus matyti, dabar varom toliau. Mums iš Mišli borš yra likę, rodo navigacija 10 km iki Lituanikos sudužimo vietos ir 46 iki kempingo. Nu ką, dabar jau ant ištvermės vareisim. Žinau, toksai bus. Pradžia buvo gerai, nes mes numinę 82 km esam. Nu, tai dabar jau tradiciškai likę kilometrai yra ištvermė.
varom. Na ką, važiuojam ieškoti Lituanikos sudužimo vietai skirto paminklo. Aš lyg ir navigacijoje nusistačiau tikslę buvimo vietą. Na, tikimės, kad rasime, kad nenublūdysim kažkur, tai nes ten miške turi būti. Mes miškų ir važiuosim šiek tiek, paskui vėl išvažiuosim ant kelio. Turėtų ten aiškiai matytis didelis toks kaip memorialas. Va, Liotnikam Litevskich pomnik muziejum. Ok. Ir gerai, važiuojam. Kaip ir gerai. Ir paskui atgal apsisuksim. Šitų kelių jau negrįšim, ten yra kitas kelias. Taip, judam. Dešiniau. O, Lietuvos trispalvę matom. O kaip užrašom ant kampo, po šitą. Nu, taip. O kaip šitą? Čia parašyta. Nu, tai čia. Čia? Nu. Jau pats tu čia miške rastum be šitų ženklų. Nu. O tai miško vidury ženklas. O, nu, jo, taip.
Na štai, pabuvom Dariaus ir Girėno Lituanikos lėktuvo sudužimo vietoje. Palikom ten ant to stulpo atminimo juostelę. Čia taip atrodo ta vieta. Ir ką, dabar judėsim dabar non-stop, kaip sakant, rausim, dar mums liko 37 km. Iki, galite pažiūrėti, brolis labai laimingas. Nu taip jisai rodo šitas daiktas. Nu nežinau, tai va, tai judam, važiuojam. Atvykom pagaliau po vos ne 10 valandų, ne, 10 ar 9? 10 valandų kelionės. 10 valandų ir 20 minučių. 135 vos ne kilometrai veikti. Turim jau dabar kiek valandų? Be 15:08 ir čia turbūt saulė tuoj nusileis. Nieks namo neįleis. Turim maksimaliai laiko kokį 5 minutės pasistatyti palatkiam. Aišku, greičiau pasistatysim, bet tuoj saulė nusileis čia. Ir nieks namo neįleis. Nu, pristatymo video per 12 minučių gal surinkau. Jo, tai mėginam, statom, įsikūrinėjom, vėjas normaliai Gerai, vėjas. kad vėjas yra taip ir atžuvint. Jo, gerai, statom. Taip, tai spaudos konferenciją galime pradėti. Susitiko visi, kurie norėjo susitikti. Para ir Pan Potter. Pan Potter. Pan Potter, Dzień Dziękuję bardzo. Juodųjų serbentų Eugenija bei broliai
Netas Tegas, Vytis, Mina su mumis kartu šiandien. Turim 9 dienos pabaigą ir 9 dienos apžvalgą. Taigi, šiandien buvo vėjos iš ryto, saulės nebuvo, tačiau mums sekėsi gerai. Saulė pasirodė ir mes privažiavom traukinį. O traukinys stovėjo laukuose. Vidur pievos. Vidur pievos, jo. Ką jis ten darė, kaip jis atsirado, dėja nieks nežino. Mes tik tai hipotezę iškėlėm, kad ten galėjo tas dviračių takas greičiausiai yra nutiestas vietoj senos geležinkelio vežės. Nu, galbūt. Mes to nežinom, nieks to nežino, bet traukinys yra. Taip. Toliau mūsų apžvalgoje buvo labai daug dviračių takų. Dviračių takų tiek, kad Lietuvoje visiškai net nesudės, visus dviračių takus sudėjus tiek nesigaus. Visos kelionės metu, tai skaičius yra didelis. Toks 80 km tai tikrai čia neskaičiuoja, čia tik šiandien, o dar vakar, užvakar, tiesa. Čia kažkas fenomenalaus, neįtikėtino, nesuprantama. Tie dviračių takai yra nutiesti visiškai kažkur. Tai... Na šiaip jie jungia miestus, tai jų logika yra sujungti didesnį miestą su truputėlį mažesniu, taip point by point jie susijungia, bet pas mus tikriausiai nuo Grigiškių iki Lentvario nesugeba tokio padaryti, kur atstumas yra 5 km, o čia yra po 25-30 km, tai miestelių miestų. Jo. Tai prasigėdrėjo gal kažkas po 12, tada jau šilta pasidarė, važiavom šiaip, bet net be kremų. Nes mes galvojom, kad mums nereikia. Jo, nes buvome prisirengę, be tų kremukų, kas aišku buvo visai nieko, nes po to nuo kremo labai aplimpi visokiam moškiam. Tai ir šiaip, jeigu paėmus, mes galvojom, kad bus visą dieną apsiniaukus, nes buvo iš tikrųjų rytas šaltas, apsiniaukė, palyginus, kad vakar buvo labai karšta, tai šiandien buvo jau vėsu ir, galvojom, ką čia tepsies. Paskirimas skrybėlė. Skanu. Tai va, ir nesitepėm, paskui pradėjo šylt, žiūrim, kad ten šyla, bet jau tingėjom traukti tą kremą, tai pirminiam, nežinau, gal įdėm. Tai va, o ką dar, mes nuvažiavom į Mišliboreš miestą, ten pavalgėm, buvo jau 82 kilometras kažkas tokio, tai čia buvo mūsų pietus. McDonald'e. Jo, mes randasi prie Vokietijos ir žinokit, skonis sekit. Mes sugebam kažkaip tai, nežinau, gal ne tai, kad mes sugebam, bet kadangi labai ilga šiandien trasa buvo, 130 km, tai tas maistas ant 80, gal visai ir nieko. Ai, dar mes buvom priešpečius pasiėmę. Jo, dar tokį vrapą buvom pasiėmę. 40 km. Šiaip visokių skaniukų ten, obuolys, sneksai, šokoladukas, dar ten kažkas. Tviksas buvo tyrelė vaisinė. Tai leido mus išgyventi. Tada traukti. O tada pavalgėm ir nuvažiavom tada į... Aš tai kažkaip išsiverčiau, kad ten Avilys verstųsi tas kaimas, arba ten stotelė, ne ten kaimas, tas kaip Avilys, aviliai kažkokie. Tai vienu žodžiu nuvažiavom tenais ir ten buvo atminimo vieta, būtent toj vietoj, kur sudužo Dariaus ir Girėno lėktuvas Lituanika ir kurie žuvo tenai. Tai toj vietoj nuvažiavom, pafilmavom, pafotografavom, su dronu paskraidėm. Ir
Juostelę pririšom. atminimo juosteles pririšom. Nes ten, kai važiuoji, tai taip labai įdomu. Pavyzdžiui, iš vienos pusės, jeigu tu važiuosi ir atvažiuosi ir išvažiuosi tuo pačiu keliu, kaip ženklas rodo, tai tu tik tai iki paminklo nuvažiuosi. Bet jeigu tu atvažiuosi taip, kaip mes atvažiavome, tai tu sustosi ir prie atminimo tokios kaip drobelės, kur ten tarytum, kaip ir parašyta Dariaus ir Girėno klėtelė. Tai kaip ir tokia lietuviškas namas pastatytas, būtent tenais, ten parašyta, Jonavos Azotas ten rėmėjas, kartu su Kauno aviacijos klubu Lituanika. Ir kad, vat jeigu tu, sakau, į vieną pusę važiuosi, nes ten tokia kaip Y gaunasi raidė, iš vienos šakos atvažiuok ir jeigu atgal per tą pačią grįžti, tai tu į tą klėtelę net neužvažiuosi. O jeigu kaip tik iš kitos pusės atvažiuosi, tai pro klėtelę ir dar ir prie paminklo. Tai mums pasisekė, mes prie abiejų privažiavom ir taip, žinot, labai faina atvažiuoji ir trispalvę matai. Tu kažkur Lenkijos glūdumoji, miškuose, ant stiebo iškelta trispalvė. Aš dar galvau, gal ten kas nors išeis lietuviškai kalbėti pradėti. Tai, nežinau, man tai patiko, aišku, ten tokia memorialinė vieta, bet vis tiek fain, kad nuvažiavom. Bent kartą gyvenime verta nuvažiuoti, pamatyti, sužinoti kažką naujo. O rytoj tai mes atsikeliam apie 30 km, čia Lenkijoje paminti apie valandą laiko gerą. Ir rytoj Volkswagen Das Auto, tai mes būsim in Deutschland. Minsim jau Vokietijai ir rytoj jau kempingas bus Vokietijai. Tikimės, aišku, kad ten bus kempingas. Bet, aišku, ir čia galvom, kad nebus, bet to atvažiavom. Grinai miškuose, va. Laukuose yra kempingas. Tikimės, kad ir taip pat gerai bus ir rytoj. Iš tikrųjų, tai pavargę esam, tai eisim jau miegoti. Sutiksim su jumis rytoj. Brolio Mina, sekit mus ir iki. Ciao.